Saulei vis kylant aukščiau, taip ir norisi atrodo mesti visus mokslus lauk ir pasileisti per paukščių klegesio prisipildančias pievas, bei kvapų prisodrintus miškus. Deja, įvairūs reikalai įsikabina nagais į namų sienas ir liepia nekišti nosios lauk. Visgi mes tuos nenoramas darbus ėmėm ir apgavom. Sumontavom vėl vaikams lauke batutą ir veiksmas prasidėjo. Magdė tarsi žiemos miego pabudusi meškutė, kur sukus, kur apsukus, lekia lauk ir atlikinėja visokius triukus. Liutauras tuo tarpu mieliau renkasi dviratį ir vis kalbina Magdę pasivažinėti kartu. Taip ir laviruoja abu vaikai tarp skirtingų norų ir labai laukia atostogų, kada galės visą tai daryti su draugais. Nu gerai, žiūrė. O, vaikeli. Ką? Nu, šokam batutą. Nu tai jo. Kai namų kiemas pasidarė per ankštas, išsėlinome kovo pradžioje su bičiuliais prie ežero. Apsiginklavę malkomis, grilio grotelėmis, dešrelėmis ir kepsniais. Oras dar tasik buvo žvarbokas, bet pavasarinė saulutė jau šildė širdį, o besikūrenanti ugnis – rankas. Taip ir atidarėme iškilų sezoną. Kitą dieną sulaukėme svečiuose Eglės su jos 3 panelėmis. Džiaugsmas buvo abipusis. Ir mudvi su Egle pasinaudojame progą pabendrauti, ir vaikai smagiai leido laiką lauke, žaisdami ir bendraudami. Eglės šeimyna – ta, kurios visada labiausiai pasilgstame nuo tada, kai jie išsikėlė gyventi toliau nuo Vilniaus. Ką darysi? Yra kaip yra. Gera su jais bent retsykiais susitikti ir pasidalinti džiaugsmais bei vargais. Na, o kiek pasižmonėjus, vėl tenka lysti vidun ir grįžti prie darbų. Kadangi šiemet mūsų mokykloje buvo suplanuota kaziuko mugė, tai kasmetinė patirčių slėnio mokymosi namų rengiama mugė, kurioje dalyvaudavome anksčiau, praleidome. Magdė porą savaičių labai nuosekliai ruošėsi mugai. Įsigijusi keletą naujų pavasarinių formelių, prigamino apie 60 muiliukų. Taip rimtai pasiruošusi iškeliavo į mugę. Liutauras šįsyk supasavo. Pareiškė, kad jam tik kalėdinės mugės patinka. Todėl tiesiog palaikė Magdai kompaniją ir vyko į mugę paprasčiausiai susitikti su draugais. Mugei labai didelių lūkesčių neturėjome. Todėl, kai jau pasibaigus buvo belikę vos keli neparduoti muiliukai, tikrai džiaugiamės visi. Kieme tuo tarpu rimti darbai. Reikėjo tėveliui padėti sukrauti į rietuvę žiemą suskaldytas malkas. Taigi, krovėme, vežėme, kalbėjomės ir smagiai leidome laiką visi drauge. Darbininkai! Mama, tu ten man krautą žaidėjai? Ne, aš kambarių siurbiau. O tu Alinos nemedžiojai? Ne, vėliau nutariau pavedžios. Nemedžiojau. Mam, žiūrėk, kaip galiu. Nu, Magdutė, tau nešalta? Neperpusvėjas tas, nu. Okei. Dė, mam. Liuks? Nu, šu, super. Kodėl, kai tėvelis nežiūri, man tėvelį, tu nesėkmės aurą turi. Jo, kai tu nežiūri, vaikai labai įmeta taikliai. Dabar su savo dabar gerom aurom, man tu padėk nukraut. Tuoj padėsiu. Tu tik filmuoji. Jo, aš pafilmuosiu, kaip jūs gražiai dirbat. Koks Liutauras stiprus žiūrim. Puikiai. Nu. Įkit, kas čia? Žiūrėkit, čia mūsų draugas Kalenas. Jam truputėlį užsvaigo galvoti, dėl vaikai kaip pasodina, Kalenas, žiūrėk. Kur ta taburetė?
paguldysit, atremsit į taburetę, ne? Žinau, truputį lynas, O, pailsėk. sėdė kolenis. Tai tai kaip Kosta Konkordija, kur ant šono pūrimo. Nu, tai palauk. Visi sakė, liūdėme greičiau. Ta proga ir aplinką kiek apsitvarkėme, nes, kaip žinia, po žiemos visur ranką pridėti reikia. Po sniego ar kūdros ledu buvusius palaidotus daiktus surankioti, apsigrėbti, apsišluoti. Na ir, kaip sakome, kaip be gėlyčių. Čia jau Magdė ėmėsi iniciatyvos ir prisėjo, ko netingėjo. Na, va, ir tas tiesa. O jeigu iš vienas sėklytas valgys pas mane ten skrandyje? Ne, nespės jos skrandies. Rūgštis paveiks skrandį, suvirškins. Joms reikia šilumos, šviesos ir drėgmės, kad jos gražiai sudėtų. Vasarį pasibaigę pagaliau visus atsiskaitimus, kybome į atlapus užduotims, kurios jau seniai prašėsi dėmesio. O labiausia dėmesio iš tiesų pas mus prašėsi, nepatikėsite, dailė. Labai jau šiemet buvome mes ją apleidę. Niekaip rankos vis nepriejo. Nepaisant mano gražiai sudėliotų planų, vis kažkur dienose, savaitėse ir mėnesiuose gražios idėjos pasiklysdavo. Pradėjome nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Peržiūrėję jo darbų reprodukcijas, įsijungėme keletą filmukų apie Čiurlionį ir jo darbus. Nors vaikai šmikiai vis tiek maivėsi, kad nieko tose paveiksluose įdomaus, kad jie nuobodus ir nieko ten gero, ir kad jie galėtų nupiešti geriau, vis tik ėmėmės pastelės ir pabandėme atkartoti tos paprastus Čiurlionio darbus. Liutauras pasirinko paveikslą iš ciklo Sukūrimas, Magdė Ramybė. Magdė kruopščiai dengė foną, tuo tarpu Liutauras vis bandė nueiti lengviausių kelių, sakydamas, kad visa tai nesąmonė, tad teko gerokai kalbinėti ir vis ranką prikišti, liepti vis daugiau lapą padengti pastelę, labiau pirštų patrinti, daugiau detalių pastebėti. Šiaip netaip įveikėme tą Čiurlionį. Gražiai. Aš noriu dar savo vardą čia pasirašyti. Parašyk. O galėtų Čiurlionis nepasirašyti. Magdai visai gražiai, sakyčiau, pavyko pagauti Ramybės kalną, nepaisant net ir pabėgusios horizonto linijos. O Liutauras, kiek procese bebandęs bambėti, finale savo sukūrimą pasistatė savo ant lentynos. Tada dar pasinaudojame idėjomis rastomis Tabula Rasa svetainėje. Smagiausiai buvo Kahoot testas apie Čiurlionį ir jo darbus. Vaikai su užsidegimu spėliojo ir ginčijosi dėl atsakymų. Visi smagiai pasijokėme ir daug naujo sužinojome. Jau trečioje vietoje. Kas buvo Čiurlionis? Ar kompozitorius ir dailininkas, ar kompozitorius dailininkas ir rašytas, ar dailininkas gytas ir rašytas, teisingai, jis rašė laiškus ir visokius. Kaip tau negėda pati, nežinai, tik mumis gali. O, jau antroje vietoje, varom. Apie Čiurlionį kalbame. Taip, taip. Kur yra Čiurlionio muziejus galerija, ar žinot? Ne, Vilniuje. Kaune. Kaune. Kaune yra. Kaune. O! Druskininkus. 3 buvo galima, okei, aš nežinau, kad čia. Oi, mam, kaip tau negėda. Bet tai palautai visur ten kopijos? Paveikslai, jeigu tai... Ne, tai yra kai kuriuose vieni... Jo, vieni paveikslai vienur, kiti kitur. Tais metais Čiurlionis mirė. Aišku, kad šitais. Aišku, kad šitais. Gerai. Jokst. Galim dabar nesąmonės. Ne, nesąmonės. Kur Čiurlionis gyveno vaikystėje? Druskininkuose. Druskininkuose. Tai Varėna ir Druskininkuose, teisingai. Aš klausiau, man atrodo, man tu tiesiog sėdėjai ir neklausai. Viskas čia. Aišku. Aišku. Kiek Čiurlionis nutapė paveikslų? 500. Čia nėra. Nu, 300. Ten nežinau, kodėl pasakė 500 iš tikrųjų. Gal nebaigtų yra tiesiog dar, bet pabaigtų. Nu, jo nesakė, nebaigtų kūrinių yra. Kokio žanro rašė? Poezija, laiškai, pagrindai, poezija, romanai, apysakos ir laiškai. Aš šitą norėjau. Jo, reikėjo šitą atsvauti. Nu, nieko. Ir labai žinomi jo laiškai Sofijai yra. Sofija? Jo žmonai. Pagal tai filmas net yra. Kuo nesidomėjo? Biologija, geografija. Pataikėt. Biologija ir geografija nesidomėjo, matai?
Tada! Mau. Ir... Tada! Ada. Dar. Mam. Ką? Čiurlionio fanai. Kadangi abiems vaikams buvo praeitą mėnesį diagnozuotas aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, sukau galvą, ką su visu tuo daryti. Paprasta, sausa ir pagal vaikų raidą kiek per sudėtinga mokymosi medžiaga vertė mane ieškoti įvairių alternatyvų tiek matematikai, tiek lietuvių kalbai, tiek gamtos mokslams. Magdai radau visai patrauklę savarankiško mokymosi medžiagą gamtos mokslų pagrindų užduočių knygelėje, gausioje iliustracijų ir mažomis porcijomis išskaidyto teksto. Užduotis patogiai išskaidytos temomis, kol kas labai smagiai per šią užduočių knygelę keliaujame. Na, ir klijuojam. Kur man? Žiūrėk, Dieve. Kad dirba perfekcionistas. Užversk savo. Jo, parodyk, kokią čia knygelę mes darom. Pareklamuokim, labai faina. Reklama. Gamtos mokslį pagrindą. Taip, namų darbai vieni juokai. Ašgi toliau stebiu Magdės mokymosi savitumus. Spalvos čia vaidina itin didelį vaidmenį. Kai reikia išsirinkti, kokiu rašikliu dirbti, vaizdas paprastai būna toks. Kadangi jaučiausi perspaudusi Magdę rašyme ir matematikoje, pabandėme su ją grįžti į 2 klasės pratybų sąsiuvinius ir pabandyti suprasti, kurioje vietoje strigome. Patinka tau tas šviesos? Tiesa, bandysiu pasitelkti ir dar vieną mokytojos mums rekomenduotą medžiagą, kad galėtume įsivertinti, kur esame. Tai pažiūrėsime, ar pasiteisins. Dvikolas ir zuikis. Su Liutauru šiemet judėti kiek paprasčiau. Dabar kinamės toliau per humanitarinių ir gamtamokslinių temų džiunglės. Policininkas, kuris viską tikrina ir viską turi tikrinti. Realiai tu tas pats sakai, kad aš esu policininkas, kuris viską turi tikrinti, kad būtų viskas gerai. Tai žinok, jaučiuosi dabar kaip tu. Man taip užnesa. Žmonių, kultūrinių. Vykiantų šito nusisko. Liutauras po truputį atranda savo mokymosi stilių. Peržiūri visą pateiktą medžiagą, o praėjus kuriam laikui grįžta prie atskirų temų, pasidaro konspektą iš terminų ir užduočių. Atlikus užduotis, laikas savo. Magdė paskendusi savo kartoniniuose projektuose. Liutauras gi atradęs kompiuterinių žaidimo kūrimo lauką. Jo pamėgtas Geometry Dash žaidimas turi kliūčių ruožo ruošimo funkciją, kuri traukia jį. Tai kartais stebiu, kaip azartiškai jis kuria tas kliūtis ir jas bando. Darosi tikrai įdomu, į ką tai išvirs. Čia tipo, jeigu mirsi, tu vėl čia atsiričiu. Nu tai truputėlį didesnė atstumą žiūrėk. Aš čia net neįmanoma. Lauk. Ne, čia net neįmanoma, reikia taisyti. Gal įmanoma, tik tokia visama. Gal tada... Nu pabandyk tai, po tada Aš žinau, kaip. Reikia mažesnius čia stibliukus padėti. Taip. Žinai, reikia. Taip. Nu. Paslink negalėtum? Paslink va čia. A, jo, galiu tiksliai, logiškai. Sukim. Labai jokingas atrodė. O! Atspėk, čia tikras ar ne? Tikras. Oi, pirmą kartą čia. O tai tu arčiau šito padėk tą iškart, kad čia nereiktų tiek tuščiai Ne, skristi. ten čia lygis, aš jį sunkinu. Lengvas lygis ir aš jį noriu pasunkinti. Aš negaliu jį pardėti. O, iš pirmo karto. Gera atsigręžti į visą mėnesį ir susidėlioti mintis. Nes kartais atrodo, kad nieko per tą mėnesį nenuveikėme, nieko neįvyko. Visgi atsigręžęs pamatai, kad visko būta. Su praėjusio prisikėlimo diena. Tai Dievo dovana per jo sūnaus auką atveria jums visiems kelius į vidinę ramybę ir išmintį.